Iraną apėmė suirutė po to, kai iš už Teherano ribų pasirodė pranešimų, kad Masudas Pesestė, kuris kaip teigiama išsiuntė atsistatydinimo laišką aukščiausiojo lyderio kabinetui, teigdamas, kad jo vyriausybė buvo ištuštinta kietosios linijos atstovų susijusių su revoliucinė gvardija. Krizė kilo tuo metu, kai Donaldas Trumpas delsė pasirašyti susitarimą tarp Jungtinių valstijų ir Irano ir šį pirmadienį, 2026 m. birželio 1 dieną, reikalavo griežtesnių pakeitimų tekste. Vašingtone Trumpas nesutiko suteikti finansinio atokvėpio Teheranui be aiškių garantijų dėl branduolinės programos ir dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį. Teherane išrinktasis prezidentas jaučia spaudimą iš vadų ir frakcijų, kurios nenori prarasti valdžios, ką bando nuslėpti revoliucinė gvardija. Kodėl Trumpas sustabdė susitarimą lemiamų momentų? Kaip Irano režimas paaiškins prezidentui, kuris teigia buvęs nustumtas į šalį? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesioginis ir be užuolankų turinys, apsvarsty galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokie vaizdo įrašai būna kasdien. Trumpas sustabdė susitarimą po susitikimo su savo nacionalinio saugumo komanda penktadienį. Projektas jau buvo suderintas abiejų pusių atstovų, tačiau grįžo peržiūrai, nes Baltieji rūmai nori griežtesnės formuluotės dėl Irano branduolinių įsipareigojimų. Pagrindinis reikalavimas yra paprastas. Teheranas negali naudoti paliaubų tam, kad užsidirbtų pinigų, sulauktų sankcijų sušvelninimo ir išlaikytų galimybę tęsti savo branduolinį projektą. Šis pokytis palėtė Irano plano esmę. Revoliucinė gvardija įgijo galią būtent kontroliuodama saugumą, sienas, sąjungininkų milicijas, uostus, kelius ir strateginius ekonomikos sektorius. Kai diplomatija grasina pakirsti šią galią, vadai bando traukti stabdį. Būtent tokioje aplinkoje pasirodė pranešimas, kad Pezeskis būtų išsiuntęs atsistatydinimo laišką. Pasak tarptautinėje žiniasklaidoje pasklidusios informacijos, jis esą skundėsi, kad svarbiausi sprendimai buvo priimami be civilinės valdžios, taip atveriant kelią griežtesniems frakcijoms revoliucinėje gvardijoje. Masudas Pezeskis oficialiai perėmė Irano prezidento pareigas 2024 m. Liepos 28 d. po to, kai laimėjo pirmalaikius rinkimus paskelbtus po Ebrahimo Raisio mirties. Jis yra kardiologas, buvęs sveikatos apsaugos ministras ir politikas, laikomas nuosaikiu Irano sistemoje. Kaip prezidentas, jis siekia plėsti dialogą su užsieniu, tam tikrą socialinį atvirumą ir ekonomikos gaivinimą. Tačiau jo galios yra ribotos, nes svarbiausi Irano sprendimai priklauso aukščiausiam lyderiui. Irano valdžios atstovas paneigė atsistatydinimą, tačiau šis paneigimas neištrina politinės žalos. Krizė kilo ne tik Teherane, ji išaugo todėl, kad Trumpas paspaudė jautriausią tašką – pinigai mainais į pažadą. Baltieji rūmai nenori kartoti klaidos, kai buvo atlaisvinti milijardai dolerių. Vėliau paaiškėjo, kad režimas pasinaudojo šią pertrauką, kad pertvarkytų savo karinę mašiną. Pastarosiomis dienomis Amerikos pajėgos numušė Irano dronus, kurie grasino komerciniam laivui netoli šio regiono. Tokios provokacijos tik sustiprino Vašingtono nuomonę. Iranas derasi prie stalo, bet jūroje tikrina ribas. Revoliucinė gvardija supranta šio ruožo svarbą – atverti Hormūzo sąsiaurį be šantažo atimtų iš karinio sparno spaudimo priemonę. Sutikti su sodrinto urano kontrole atimtų dar vieną kortą nuo stalo. Įsitraukimas į branduolinės derybas su griežtesne priežiūra sumažina pilkąją zoną, kurią režimas metų metus naudojo siekdamas išorinių nuolaidų, tuo pačiu išlaikydamas regioninę grėsmę. Štai kodėl Pezeškinas atrodo prispaustas. Jam reikia parodyti Irano žmonėms, kad jis sugeba pagerinti ekonomiką. Tačiau ginkluoti sistemos vyrai nenori atsisakyti įrankių, kurie palaiko jų įtaką. Trumpas pastebėjo šį susiskaldimą ir tuo pasinaudojo. Jis neuždarė derybų durų, bet taip pat nesutiko pasirašyti silpno dokumento vien tam, kad paskelbtų taiką. Amerikiečių komanda nori, kad tekstas užkirstų kelią neaiškioms interpretacijoms, ypač dėl branduolinių ginklų, urano atsargų, jūrų kelių ir įšaldytų pinigų. Baltųjų rūmų logika yra gauti garantijas prieš suteikiant bet kokį atlygį režimui. Jei Teheranas nori nuolaidų, jis turi įrodyti, kad tiesiog neperka laiko. Pezeškin tapo matomu šios aklavietės veidu. Jis atėjo į prezidento postą žadėdamas tam tikrą atvirumą ir bandymą sumažinti izoliaciją, tačiau valdo sistemoje, kurioje prezidentas nevaldo vienas. Tikroji valdžia priklauso aukščiausiam lyderiui, revoliuciniai gvardijai, religiniam aparatui ir saugumo tarnyboms.
Kai susitarimas su Jungtinėmis valstijomis pajudėjo į priekį, ši struktūra parodė, kad neketina leisti civiliniam prezidentui vienam priimti sprendimo, kuris liečia valdžios branduolį. Galimas atsistatydinimas rodo gilesnę krizę nei tik ginčas vyriausybėje. Iranas yra padalintas tarp ekonominio palengvėjimo poreikio ir baimės atrodyti nugalėtų prieš Trumpą. Žmonės gatvėse jaučia infliaciją, trūkumą, sankcijas ir nuolatinio konfrontavimo pagrindų grindžiamos užsienio politikos kainą. Karinė elitas jaučia kitokį spaudimą. Jei priims griežtą susitarimą, praras dalį kontrolės. Jei atsisakys, režimas liks izoliuotas ir gyventojai patirs dar daugiau kančių. Čia Trumpo žingsnis tampa gerokai sunkesnis. Paprašęs pakeitimų po to, kai buvo pasakyta, kad susitarimas beveik paruoštas, jis aiškiai parodė, kad parašas nebus naudojamas kaip tuščias trofėjus. Amerikos prezidentas nori dokumento, kuris įpareigotų Teheraną laikytis patikrinamų įsipareigojimų. Tai priverčia revoliucinę gvardiją rinktis nemalonę alternatyvą. Jei jie blokuos, pasauliui parodys, kad labiau nori išlaikyti vidinę valdžią, nei atverti kelią savo pačių Irano žmonių gyvenimo palengvinimui. Kitas žingsnis priklauso nuo Teherano atsakymo į peržiūrėtą tekstą. Jei režimas priims pakeitimus, susitarimas gali judėti į priekį, kaip laikinas paliaubas, suteikiant 60 dienų deryboms dėl išsamesnių branduolinės programos ir sankcijų detalių. Jei gvardija sugriežtins poziciją, politinė krizė Irane turėtų gilėti, nes prezidentas jau atrodo susilpnėjęs, o sprendimų centras regis persikėlė pas vadus ir ideologinius sparnus. Vašingtonas taip pat stebi, kas kalba Irano vardu. Viena yra dėrėti su diplomatais, kurie žada atvirumą. Kita – sužinoti, kad galutinis žodis priklauso tiems, kurie nuolaidas laiko pažeminimu. Šie abejonė paaiškina Trumpo atsargumą. Jis žino, kad bet kokia spraga tekste vėliau gali tapti spąstais. Todėl jis reikalauja aiškesnių sąlygų, nustatytų terminų ir garantijų prieš bet kokią finansinį atokvėpį. Žinia apie Pesachino laišką iškėlė klausimą, kurio režimas negali užgniaužti paprastų neigimu. Kas iš tikrųjų vadovauja, kai dėrybose dalyvauja pinigai, uranas ir hormuzas? Atsakymas slypi pačiame konflikte. Prezidentas bando dėrėtis dėl ekonominio išlikimo, gvardija stengiasi išlaikyti kontrolę. Trumpas laiko rašiklį ir reikalauja, kad režimas pasirinktų tarp rimtos sutarties arba viešo savo susiskaldimo atskleidimo. Pasiekmės milžiniškos. Nedelsiant, susitarimas sustabdomas, Irano prezidentūra susilpnėja, o revoliucinė gvardija atsiduria spaudimo centre. Režimas norėjo parodyti stiprybės įvaizdį, bet dabar turi aiškinti, kodėl jo prezidentas esą kalba apie pasitraukimą būtent tada, kai svarbiausia sutartis su JAV atsidūrė ant stalo. Kitas Teherano atsakas nulems ne tik paliaubas, jis parodys, ar Iranas vis dar turi civilinę vyriausybę galinčią dėrėtis. Arba ar kietosios linijos sparnas galutinai perėmė vairą. Aš esu Milsonas Alvesas, Global, internacionalistas ir mano tikslas yra kasdien pateikti jums tiesą, kad būtumėte gerai informuoti. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alveso bendruomenę.